Sveiki, gerbiami kolegos. Ir labai atsakingas darbas šiandien yra priskalbėti ir pristatyti atvejo vadybos procesą. Ir galvoju, pradėsiu nuo to, kad kai atsimenu, 2018 metais startavo atvejo vadybos procesas, jis vienaip atrodė. Dabar, kai galvoju, ar jisai yra naujas darinys socialinio darbo lauke, socialinių paslaugų lauke, tai tikrai ne. Jau atvejo vadybininkai turi savo veiklos sritį, savo identitetą, jau jie žino savo profesinės ribas ir žinau, kad labai daug kas pasikeitė nuo to laiko, kada atsirado atvejo vadyba ir kaip ji dabar atėjo. Yra naujų iššūkių, galvoju, kad ką stebiu kaip supervizorė, kad tų situacijų kompleksiškumas didėja. Vienos socialinės grupės nunyksta, kitos atsiranda. Galvoju, tai kalbėti šiandien apie atvejo vadybos procesą, galvojau, kad tas toks laikas, kuris pakankamai atrodo ilgas ir dar pavadinimas paskaita, tai aš galiu kalbėti ne apie tos praktinius klausimus, tokį savo leidau, o daugiau apie tą tokį, kaip turi užduoti savo klausimus, galbūt kaip kolegis prieš tai minėjo, kad nebus čia labai kažkas naujo, bet tiesiog pastebėti, ką galima dar daryti tame pačiame procese kitaip, geriau, kad atrasti tą pasitenkinimą darbo ar matyti, kaip čia tą darbą padaryti geriau. Tai keletas dalykų, nuo ko norėčiau pradėti, tai pirmas dalykas, kas labai stipriai keičiasi ir į ką turbūt reikėtų atkreipti dėmesį, tai požiūris į vaiką. Jeigu galvoju pačioj socialinio darbo su šeima pradžioje Lietuvoje, vaikas buvo suprantamas kaip pažeidžiamas, kaip reikalaujantis apsaugos, jis dažniausiai pagalbos procese mažiau dalyvaudavo, dabar jau požiūris yra šiek tiek pasikeitęs, kad vis labiau ir labiau keliamas klausimas apie tai, kaip įtraukti tą pilietį, nes atvejo vadyba vyksta ne dėl tėvų, o dėl vaiko interesų apsaugos, kaip jisai turėtų dalyvauti. Vis daugiau atsiranda įvairiausių praktikų, požiūrių, bet ir tas vaiko dalyvavimas jau iš mano asmeninės patirties kaip socialinio darbuotojas yra labai svarbus, nes jisai dažniausiai ir būna tas rodiklis, kaip mums sekasi atvejo vadybai, nes būtent dėl jo apsaugos dažniausiai ir susirenkam. Tai požiūris į vaiką kaip į lygiavertį partnerį atvejo vadybos, bet galbūt tokį, kuris reikalauja apsaugos, bet iš kitos pusės jis yra pakankamai atsakingas ir pakankamai svarbus proceso dalyvis, turbūt yra svarbu matyti ir girdėti. Kas atsiranda po truputėlį ir tas man ne visada patinka kaip supervizorė ir kaip socialinio darbo, kaip ir praktikai, tai kad ypatingai paauglystėje atsiranda Lietuvoje tokių praktikų, kur vaikas tampa toks individualizuotas sprendimų priėmėjas. Jam atiduodama visa atsakomybė už paslaugų gavimą, už paslaugos priėmimą, už paslaugos teikimą. Ir galite stebėti pasikeitusi požiūrį į vaiką ten, kur tos situacijos yra komplikuotos, kompleksinės, kaip vaikų priklausomybės ar vaikų psichosocialinės negalios. Ten vaikai paliekami vieni su tom atsakomybėm ir galvoju, šitą tendenciją yra labai svarbu stebėti, nes kaip bebūtų, vaiko dalyvavimas yra svarbus, bet pasidalinta atsakomybė ji dar svarbesnė. Ir šičia pagalba mums ateina Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, kur aš šiek tiek plačiau toliau pakalbėsiu apie tai, kad vaikas, kad viskas, ką atliekame atvejo vadyboje ar bet kokiam pagalbos procese, turi būti naudinga vaikui. Jis atliekamas dėl vaiko, apie vaiką, su vaiku, o ta atsakomybė, kurią mes turim dalintis. Ir kitas, kuris yra svarbus, mano nuomonė, kaip socialinės darbuotojas, kaip mamos,
Ir stebint paskutiniu metu, kokios vyksta tendencijos, tai jungtinių tautų tas principas, kad tėvai ir valstybė dalinasi atsakomybę auginti vaiką, apsaugoti vaiką ir matyti, kas su juo vyksta. Ir kas man be galo irgi taip, kuo naudojos galvodama apie vaiko apsaugą, tai 3P principas, aišku, lietuviškai jis negaunasi kaip 3P, bet jie yra svarbus, kad kiekvienas vaikas turi teisę į apsaugą, tai, kad jisai yra apsaugotas nuo jam žalingų veiksmų ir veiksnių, kad užtikrinamas jo dalyvavimas ir kad tai ne tik būtų apie jį be jo, bet ir klausimas yra, kaip jisai dalyvaujamas, kaip jisai įtraukiamas. Ir principas, ko gero, dar ir tuo svarbus, kad dalyvavimo procese paslaugos turėtų būti, atvejo vadybos procese, paslaugos turėtų būti teikiamas ne tik tėvams, bet ir matomas, kokia pagalba reikalinga vaikui, įveikiant smurto arba nepriežiūros arba tam tikrų kylančių iššūkių šeimoje pasekmes, kad jis nebūtų paliekamas vienas tvarkytis, o labai dažnai yra apkaltinamas už tai, kad jis ir reaguoja. Tai aprūpinimas, manau, kad vienas iš tokių labai svarbių dalių, kur galvoju, kad mes turėtumėm labai stipriai galvoti, kur link toliau turėtumėm eiti ir kokių įvairesnių paslaugų galėtumėm pateikti, sukurti ar įveiklinti šiame tolimesniuose pagalbos procesuose. Tai kodėl geriausi vaiko interesai? Kodėl šis principas yra toks svarbus? Tai yra viena iš pagrindinių vaiko teisių, bet kokiu atveju, žiūrint į lietuvišką Lietuvos visuomenę, vaiko būti apsaugotam ir turėti užtikrintą geriausią interesą, manau, kad atvejo vadybos turėtų būti pagrindinis principas, tas nešališkumas ir matymas, kaip būtų galima ne tik įtraukti ir atiduoti vaikui visą atsakomybę už sprendimų priėmimą, bet kaip tas principas turėtų atsispindėti atvejo vadybos procese. Galvoju, kad čia neskaityti labai daug, nes turiu pasiruošus daug informacijos, tai kad man, kur ko gero labai svarbus principas, tai kad visose veiksmuose susijusiuose su vaikais visada turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus. Ir žvelgiama, ir tai aišku, yra didelė atsakomybė specialistams, ir tikrai mačiau, kad ne vienoje situacijoje specialistai išgyvena ne vieną iššūkį, kaip užtikrinti, jeigu jie mato, ką galima būtų padaryti, bet to pasiekti neįmanoma, ne tik tai dėl, tarkim, tėvų neįsitraukimo ar institucijų abejingumo, bet tiesiog bendroji politika apsunkina tam tikrus procesus ir vaikas labai dažnai lieka toje smurtinėje situacijoje, kur pagalbos teikimo ar pagalbos inicijavimo ar tam tikrų veiksmų priėmimo pasidaro pakankamai sudėtinga. Bet manau, kad tai yra mūsų specialistų užduotis sukurti tą aplinką, kuri būtų geranoriška vaiko raidai ir vaiko augimui ir vaiko asmenybės formavimuisi, nekuriant žalingų patirčių. Kitas dalykas, kas ko gero irgi labai sudėtinga, dėl to, kad vaikystė yra nuo 0 iki 18 metų ir skirtingos amžiaus tarpsniuose šis vaiko išklausymas tampa sudėtingas, nes yra ta nuostata, kad atsižvelgiant į vaiko raidą, tai kiek tai turėtų būti vykdoma, kaip turėtų vykdoma, manau, kad tai kelia labai daug praktinių klausimų. Bet ko gero vienas iš pagrindinių dalykų, kas man svarbu, manau, kad ir kiekvienam atvejo vadybininkui svarbu, tai kad neatiduoti vaikui atsakomybę už sprendimų priėmimo tam tikras pasekmes, kaip čia pasakyti.
labai banalus, bet labai man patinkantis klausimas, ar su kuo norėtum gyventi, su tėveliu ir mamyte. Ir jeigu vaikas nusprendžia vienaip ar kitaip, jis kelia klausimą apie lojalumą, apie tai, kad ta situacija nebūtinai tokia paprasta arba lengvai išsprendžiama. Manau, kad atvejo vadybos ir vaiko teisų sistemos tam tikra užduotis būti tuo tarpininku, kuris išklauso į vaiką, įtraukia į pagalbos procesą, informuoja apie tai, kas vyksta, kad ta situacija, kurioje prasideda atvejo vadyba ir kada baigėsi, nebūtų vaikui tam tikras ne tik tai iššūkis, bet ir tam tikrus skausmingos patirties, kaip ir patirties priežastis. Tai vat vienas iš, galvoju, didžiausių iššūkių šiandieniniai atvejo vadybai, tai yra klausimas, kaip stebėti vaiką, kaip įtraukti į vaiko procesą. Žinau, kad šiam procesui turėtų vadovauti vaiko teisų apsaugos specialistai, bet klausimas yra atvejo vadybos procese matyti ir stebėti jį, jo reakcijas į daugelį procesų būtų be galo naudinga ir be galo svarbu. Bet iš savo patirties galiu sakyti, kad labai svarbu, kad vaikas nebūtų apkaltintas tai, kad situacija nėra tokia, kokios jis norėtų, arba neduotų tų rezultatų, kurie gali atsirasti. Kitas, galvoju, irgi nemažiau svarbus aspektas, kuris tikrai, dėl ko ir atsiranda atvejo vadyba, tai va tas valstybės ir šeimos bendradarbiavimas, kur šeima auginti vaikus, kaip tai reikia užauginti vaiką reikia viso kaimo, ir jeigu to kaimo yra per mažai, tai kaip tada sukurti tą apsaugą ar tą pagalbą, kur vaikas turėtų tas visas galimybės augti, vystytis ir vėliau tapti sėkmingų suaugusių. Ir Jungtinių tautų konvencijai vis tiek yra įrašyta principas, kuris, manau, kad svarbus atvejo vadybai, kad pagalba turi būti pirmesnė už intervenciją, tai kuo natūralesnė pagalba, kuo ji atviresnė ir kuo ji natūralesnė, tuo šeimai yra patraukliau geriau. Bet jeigu kyla klausimas dėl vaiko apsaugos, tai šeima praranda teisę savo autonomiją. Ir čia klausimas, galvoju, yra pakankamai jautrus ir tas būdas ar veikimas, jis reikalauja iš socialinių darbuotojų tikrai be galo daug profesionalumo, laikysenos, žinių ir gebėjimų. Kodėl? Dėl to, kad vienas iš paradoksų yra tame, kad dažniausiai mes atsirandame šeimoje dėl to, kad ten kažkokie yra vaiko teisų pažeidimai, galimi ar esami, ir vienintelis būdas, kuriuo mes galime atrasti tą partnerystę, yra bendradarbiauti su tėvais. Ir kartu tiek atvejo vadybininkai, tiek socialiniai darbuotojai, nevyriausybinis sektorius, ieškoti bendrų sprendimų, kaip ir kur galime įveikti tuos sunkumus, kurie apsunkina šeimos funkcionavimą ir apsunkina vaiko tam tikrą raidą ir kur kelia daug klausimų. Tai vienas dalykas, kas turbūt, kur socialiniai darbuotojai gali didžiuotis, tai kad jie geba ir moka užmegzti ryšius su visais tėvais. Galbūt lengviau, galbūt sudėtingiau, bet ta partnerystė yra svarbi ir galvoju, turbūt ne vienas specialistas neturi galimybės atsisakyti, jeigu yra sudėtinga, bet tas balansavimas yra be galo svarbus. Ir nepaisant, kokioje šalyje būsit, ar kokia situacija bus, klausimas yra, kaip sukurti tą partnerystę, siekiant užtikrinti vaikui apsaugą ir užtikrinti vaikui, kad pagalbos priemonė veiktų. Šitą skaidrę labai norėjau parodyti, kad atvejo vadyba vis tiek nėra universali paslauga. Visada galvodavau, ar kartais tas
atvejo vadybos procesas, kurioje vietoje turėtų atsirasti, ar kaip jis turėtų suveikti, nes tai, ką girdžiu, labai dažnai girdžiu supervizijose, kada kalbame su atvejo vadybininkais, tai, kad daugelis problemų, su kuriomis ateina šeimos, jos būna labai įsisenėjusios. Problemos su paaugliais, savižala, ten, tarkim, mokyklos nelankymas, problemos, kurios reikalauja kompleksinio požiūrio, kompleksinių paslaugų ir labai retai, kada tas pagalbos procesas bus sėkmingas ir tėvai ar šeima pasiekia tą rezultatą, kurį norėtų, tarkim, vaikas įveikęs priklausomybę, ar vaikas neiškritęs iš mokyklos bendruomenės. Tai visada klausiu klausimų, kurioje vietoje, kurioje situacijoje atvejo vadyba turbūt būtų efektyviausia. Tai mano atsakymas turbūt būtų antrinė prevencija. Ir čia yra, kur didžiausias iššūkis atvejo vadyboje, tai, kad atvejo vadybininkas yra resursų, tas toksai paslaugos organizatorius. Ir kokiose situacijose bendruomenė ar tos įstaigos, kurios stebi, kad vaikas išgyveno tam tikrus sunkumus, ar tai, kad jo netikėtai elgesys pasikeitė, ar kad situacija negerėja, prasme, kad stebi, kad mokykla, tarkim, darželis, bet kokia kita ugdymo įstaiga stebi, kad yra kažkas negerai ir reaguoja informuodami vaiko teisės. Manau, tada tas pusės metų atvejo vadybos procesas turbūt būtų veiksmingas. Tai yra patys pirmieji ženklai ir aplinka ir bendruomenė sureaguoja pakankamai, kur užtenka psichologo konsultacijos, tėvystės įgūdžių tam tikrų grupių, tokių gilių, kur problemos nėra tokios gilios. Ir tai turėtų sudaryti atvejo vadybos procesą, atvejo vadybos daugumą, bet deja, dažniausiai, kur prasideda atvejo vadyba ten, kur jau reikalinga intervencija, kur situacijos yra įsisenėjusios, pagalba nėra taip lengva suteikti ir tada tie pagalbos procesai gali užsitęsti. Tai į ką turbūt irgi sudarant pagalbos planą reikėtų atsižvelgti ir matyti, tai kokio sunkumo arba kokio sudėtingumo situacija yra ir ar tai yra antrinės prevencijos situacija, ar tai yra tretinės, nes tretinės prevencijos jos yra gilesnės, sudėtingesnės ir ne visada duos tų rezultatų, kurių norėtųsi. Ir manau, kad atvejo vadybininkai jau yra pastebėję, kad skirtumai yra didžiuliai. Labai norėjau pristatyti jums traumą jautrią tokią perspektyvą. Sakyčiau, kad jinai yra pakankamai šiuolaikinė šiuo metu. Ir daugelis specialistų, užsienio specialistų, kurie kalba apie traumą jautrias paslaugas ar požiūrį, nes yra ar organizacijas, jie dažniausiai kalba apie tai, kad tai buvo teorinis požiūris, kuris duoda daugelį atsakymų į daugelį klausimų. Ir tai atsitiko ir man, kadangi jau daugiau nei 20 metų dirbu šitoje srityje ir jį mane labai domina, tai traumai jautrios paslaugos man leido suprasti, kad ko reikia kartais, kad tas pagalbos planas nebūtų tik parašytas gražiai, bet ir arba toks kaip biurokratinis procesas, bet ir tai, kad vaikams pagalba būtų suteikiama. Trauma jautri perspektyva pripažįsta tai, kad trauma arba kasdieninės patirtis, kurias dažnai patiria vaikai, kaip emocinis, fizinis, seksualinis ar nepriežiūra, čia tos 4 pagrindinės bazinės smurto formos, jos turės poveikį vaikui šiandien čia ir dabar. O dar kitas dalykas, kas ko gero atvejo vadyboje yra labai sudėtinga, kad kada teikiama pagalba, mes nepastebime, kad ta pagalba yra teikiama vaikui, kuris vis dar išgyvena traumų situaciją.
Nors mūsų kaip specialistų ir misija, galvoju, ir toksai tikslas, dėl ko mes dirbame šitoje srityje, tai kad būtų užtikrinti geriausi vaiko interesai, kad sukurti tas sąlygas, kad vaikui augti, žydėti ir vystytis, bet atsiranda tam tikros sąlygos ar tam tikros situacijos, kur nėra taip paprasta atlikti ar padaryti. Kitas dalykas, kas turbūt svarbu įvardinti, tai kad atvejo vadybos procesas šeimai gali būti nebūtinai džiaugsmo pilnas ir laukti mano gyvenimo svečiai, bet tai gali kelti tam tikras krizes ir tam tikrą jautrą patirtį. Aš kalbu ir apie tą dalį tėvų, kurie socialinių paslaugų gavėjais tampa ne vieną kartą, o 2 ir 3. Ir jau jie moka apsieiti su paslaugomis, jau jie žino, bet iš kitos pusės jiems yra labai sudėtinga patikėti, kad kažkas man nori gero, nori padėti, suteikti pagalbą ir žiūrėti mano interesų. Ir traumai jautri paslauga, paslaugos jos pirmiausiai, ką atkreipia dėmesį, tai kad tos paslaugos pačios jos turi pripažinti, kad jos turi tam tikrų galių ir tam tikrą kontrolės funkciją, kuri gali būti paslaugų gavėjams labai sudėtinga. Tai kuo skiriasi tos būtent traumai jautri paslauga, tai yra tai, kad paslaugos gali nustoti reaguoti į pasipriešinimą kaip reakciją ir natūralią reakciją, gali ją už pasipriešinimą nubausti, bet ir kitas dalykas, kas ko gero svarbu atkreipti dėmesį, kad atvejo pagalbos procese, kai mes galvojam, kas yra mūsų pagalbos rezultatas, dažnai jis priklausys ne nuo to, ar aš gerai sudarau planą, aš gerą fantaziją turiu, bet nuo to, kiek žmogus gali ir geba įgyvendinti tą planą. Ir tas negalėjimas įgyvendinti ar atliepti socialinių atvejo vadybos lūkesčių gali būti suprantamas kaip tam tikra kontrolė, nepasitenkinimą savimi ir tada iššaukia tam tikrą elgesį, kuriame atsiranda labai didelis priešpriešas, kurios tarp paslaugų gavėjų ir paslaugų teikėjų, kurios apsunkina, užklampina procesą ir jis neduoda to pasitenkinimo, kuris būtų reikalingas. Trauma jautri praktika arba tos perspektyva arba veikla, jinai pirmiausiai remia įgalinimą. Požiūris, kad žmogus, kuris išgyvena iki šiandien, jis turi savo resursų, savo išteklių, savo suorganizavimo būdų, savo tam tikrą požiūrį ir dėl to remtis ne tuo, kas nesiseka, jau turbūt yra pasenęs požiūris, remtis ne tuo, kas nesiseka, o tuo, kas pavyksta, kurioj vietoje tam tikri dalykai įgyvendinami, atkreipiant dėmesį į tą, kad tai yra pakankamai svarbu. Dabar galvoju, kas yra svarbu traumai jautrioje praktikoje. Tai yra 10 principų, aš juos trumpai pristatysiu, nes mano tikslas šiandien ne šito požiūrio pristatymas. Tai pirmas dalykas yra saugumas. Ir tas saugumas turi būti ne tik tai atvejo vadybininko, socialinio darbuotojo paslaugų ir šeimos situacijoje, bet apskritai saugumas daug platesnis ir daugiau apimantis. Kitas dalykas, kas turbūt irgi svarbu tam, kuriant sąlygas, yra patikimumas ir skaidrumas, kad tie susitarimai būtų, tas pagalbos planas, kuris yra sudaromas ir jis yra vykdomas, jis būtų, ta prasme, sudaromas kartu su šeima, kartu su specialistais, kad kuo mažiau kliūčių būtų, kad bendradarbiavimas jame atsirastų ir tas įgalinantis bendradarbiavimas. Aišku, tada, kai mes turim sėkmingus atvejus, tai padaryti nėra sudėtinga, tai suteikia mums ir motyvo dirbti ir džiaugtis,
Ir kitas dalykas, kad ir tiek galvoju, kad tai nesusikoncentruojama tik į paslaugų gavėjus, bet ir į paslaugų teikėjus, kad jie irgi turi balsą ir pasirinkimą, kad jie irgi jaučiasi įgalinti priimti sprendimus, kad yra tam tarpusavio palaikymas tiek tarp socialinių darbuotojų atvejo vadybininkų, kas irgi labai svarbu, kad tai būtų komanda, nes vis dažniau atsiranda priešpriešų ir tokio tam tikro konfliktų, kurie irgi apsunkina pagalbos procesą ar atvejo vadybą. Ir galvoju, ko gero, kas yra svarbu ir kuo man patinka šiandieninis atvejo vadybos procesas, tai kad tai yra pokyčių procesas. Ir džiugu klausyti supervizijose, kad atvejo vadybininkai piktinasi, kad nevyksta pokyčiai šeimoje. Jeigu galvotumėm apie tą patirtį, kokią turėjome iki šios reformos, kur įsivaikindavom paslaugų gavėjus iki vaikams sueina 18 metų, tai dabar tie trumpalaikiai procesai, jie suteikia tam tikrą autonomiją šeimoms, tam tikrą profesionalumo reikalavimų socialiniams darbuotojams ir atvejo vadybininkams. Ir tas jautrumas, pagarba pokyčiui, jis yra tiesiog sveikintinas. Ir dėl to jis yra svarbus ir galvoju ir plėtotinis. Kas dar yra, ko gero, labai svarbu, tai kad suprasti ir galbūt įvertinti tai, kad tos trauminės patirtys, jos atsiranda, prigimtis jų yra tarpusavio santykių kontekste. Ir į traumą orientuotą arba traumai jautri perspektyva atkreipia dėmesį į tai, kad kaip mes kuriame santykius su paslaugų gavėjais, kad jie ir besipriešinantis, kaip mes save pristatom, ar mes suprantam, kad ta situacija, kurioje yra, ji ne visada kelia, sakau, džiaugsmą. Ir aš kartais galvoju, kaip aš pati jausčiausi, jeigu man būtų, nes esu mama, pradėtos atvejo vadybininko paslaugos, ar aš tikrai apsidžiaugčiau socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų, ar aš pirmiausia išsigąsčiau. Tai galbūt pirminė reakcija natūrali tos išgąsčio ir noro atsitraukti gali atsirasti, bet greičiausiai tada, kai aš jau išgyvenu visas bejėgystės formas, tada aš esu atviras bet kokiai pagalbai ir aš tikėčiausi, kad ta pagalba ir būtų ir savalaikė, ir priimanti, ir nekontroliuojanti, ir ta, kurios labiausiai trokščiau. Galvoju, einant toliau, kas dar yra svarbu, kalbant apie atvejo vadybos procesą, ką aš turbūt labai norėčiau pabrėžti savo pristatymą, yra tai, kad pats didžiausias atveju, turbūt didžiausia atvejo vadybininkų kompetencija yra pakankamai gerai vertinti situaciją. Ir dažnai vaikai arba ir suaugusieji neretai demonstruoja tas patiriamas smurto formas ir jas įvertinti nėra taip paprasta dėl to, kad žmonės paprastai kalba apie tai, apie ką nori kalbėti, slepia tai, apie ką nenori kalbėti. Čia tai turbūt elementaru. Bet tos smurto formos, kurios čia dabar rodau lentelėje, jos yra svarbios tuo, kad tai yra ta dalis, tos traumos arba ta smurto forma, apie kurią nei vaikai, nei suaugę nekalbės, o mes galėsim matyti tik tai iš tam tikrus elgesio apraiškų arba tam tikrų labai mėgstamų dabar diagnozių, kurių aš labai stengiuosi kažkaip vengti, dėl to, kad gilių įsitikinimų labai dažnai atsitinka taip, kad vaikas gavęs diagnozę, tai jam tampa tam tikrų nuosprendžių. Jeigu tėvai turi tą valią kažkaip stengtis ir galvoti, kaip padėti vaikui, tai tos diagnozės galima keisti ir įveikti, bet tas
jautimas ir matymas, kad emocinis smurtas gali būti skyrybas išgyvenančiose šeimose, kada vaikas yra sudaiktinamas arba nematomas ir jo net reakcijų kartais nesimato, irgi kelia daug iššūkių atvejo vadybininkams ir tiesioginį kontaktą su paslaugų gavėjais turintiems socialiniams darbuotojams. Tai vat irgi skirtingos amžiaus grupės rodė skirtingą reakciją į situacijas ir čia irgi yra bus sunkumas. Ir galvoju, grįžtant prie, jau čia bus paskutinė skaidrė apie traumą orientuotas požiūrį, tai kas, ko gero, yra svarbu, tai kad pirmiausiai, ką organizacijos turėtų padaryti, tai yra pirmas yra pripažinti, kad suprasti, kaip trauma veikia, nes kiek teko pačiai dirbti, pačiai stebėti, paprastai smurtą arba keistus vaikų drausminimo būdus arba santykius turi tie patys vaikai, tik jiems daugiau metų ir dabar netyčia tapo tėvais. Ir jie tęsia tą, ką jie patys patyrė. Ir tas supratimas kartais man kaip socialiniai darbuotojai labai padeda suprasti, su kuo aš turiu reikalą ir kokią strategiją man reikėtų priimti ir kaip man reikėtų elgtis su tam tikra patirtį turinčiai žmonėmis. Klausimas yra, kaip reaguoti, kokias procedūras numatyti, ne tam, kad apsiginti nuo paslaugų gavėjų, bet tam, kad suteikti savalaikę pagalbą, kompleksinę pagalbą, o iš kitos pusės ir gali būti, kad tam tikrų ribų rodymas irgi bus ta priemonė, kuria teikiama pagalba. Ir aišku, klausimas yra, kaip neatkartoti tos turėtos patirties, nesmingos, kada esi neišgirstas, nesuprastas, nematomas ir grįžtu į atvejo vadybos procesą, dėl to, kad tos formos, kurios yra teikiamos, visada mane pasiekia. Ir ko gero, kuo skiriasi atvejo vadybininkas nuo socialinio darbuotojo, turbūt labai gerai žino atvejo vadybininkai, tai kad jis yra bendruomenės išteklių ekspertas. Kokia situacija ir kas gali suteikti pagalbą. Pas turbūt sudėtingiausias ir sunkiausias atvejo vadybininkams situacijos turbūt yra tada, kai paslaugos tose nedidelėse miestuose, kur paslaugų spektras yra nedidelis, pasirinkimas nedidelis, yra 2 specialistai, socialinis darbuotojas ir daug dievė psichologas, o toliau nėra ką pasiūlyti. Ir čia yra tas, kaip pamatyti, kaip pastebėti tuos bendruomenės išteklius. Kuo tikrai džiaugiuosi, matydama visoje Lietuvoje. Supervizija man labai padeda matyti tas besikeičiančias praktikas, tai, kad daugėja paslaugų, atsiranda daugiau nevyriausybinių organizacijų, jos visos, esu įsitikinus, kad kur yra bendra tarp visų bendruomenė esančių išteklių, tai kad jos siekia geriausią vaiko interesą, kad jos siekia padėti vaiką, jį apsaugoti ir tada kaip nuvesti tą žmogų, tą šeimą, tuos visus šeimos narius, tam, kad ta pagalba būtų reikalinga. Ir ko galvoju dar šiek tiek trūksta ir ko tikrai svajoju, kad kada nors atsiras, tai, kad atvejo vadybininkas planuotų ir galvoju, po truputį irgi didžiuosiuose miestuose atsiranda, kad galvojama apie paslaugų pirkimą iš tam tikrų nevyriausybinių sektorių, toms šeimoms, kurios, aišku, yra gilesnėse, sudėtingesnėse situacijose, kur reikia specifinės pagalbos. Tai atvejo vadybininkas yra tas ekspertas bendruomenį, kuris žino, kokios šeimos, kokias problemas jie gyvena ir kokių išteklių labiausiai reikia. Nes galvoju, tikrai drąsiai galiu teigti, kad atvejo vadybininkas yra tas specialistas, kuris mato naujausias tendencijas ir kaip ten, atvejo vadyba turbūt niekada neužmigs ant ramybės laurų
ir nes visada atsiras naujų socialinių grupių, kuriams reikia teikti paslaugas. Tai turbūt didžiuosiuose miestuose tai dabar yra migrantų šeimos ir klausimas yra, kokia kalba teikti paslaugas, kaip jausti tą kultūrinį skirtumą, ką galiu aš pasiūlyti, jeigu žmogus moka tik savo kalbą, o vaiko teisų pažeidimai yra pakankamai sudėtingi ir grėsmingi. Tai noriu pasakyti, kad galbūt po 10 metų mes turėsim visai kitą atvejo vadybą, visai kitas grupės. Ir čia leidžia matyti, ir dėl to, sakyčiau, tas atvejo vadybininkas yra bendruomenės išteklių ekspertas ir galbūt šiek tiek turėtų labiau didžiuotis atvejo vadybininkai, kurie iš tiesų stengiasi matyti tos procesus ir galvoti, ko ateityje, netolimoje ateityje gali prireikti bendruomeniai ir ką turėtų būti atkreiptas dėmesys. Aš čia pateikiau atvejo vadybos pagalbos etapus, bet specialiai nenaudoju atvejo vadybos tvarkos aprašo, dėl to, kad tie procesai yra labai panašus ir galvoju, pirmi dėl to, jeigu žiūrėtumėt apskritai pagalbos plano sudarimą, tai bus tolygios dalis kiekvienai daliai, tiek inicijavimas, tiek pagalbos plano sudarimas, tiek įgyvendinimas, tiek užbaigimas ir įsivertinimas. Bet atvejo vadyba yra labai svarbus, tas pati pradžia turbūt jau visi gerai žinot. Ir čia didžiausia kompetencija atvejo vadybininkų. Ir labai džiugu matyti tuos socialinius darbuotojus, kurie tampa atvejo vadybininkus, nes jie turi tos patirties, kas veikia, kas neveikia konkrečiose šeimose, konkrečiose bendruomenės organizacijose. Ir kaip suderinti, atrasti bendrus tikslus ir tie atvejo vadybos procesai tampa tokie veiksmingesni. Ir aišku, kita kompetencijos dalis, kuri yra labai svarbi, yra įvertinti teikiamų paslaugų intervencijos efektyvumą. Tai gali būti tai, kad tos teikiamos paslaugos, jos galbūt veiksmingos, galbūt neveiksmingos. Žinau, kad tikrai susiduriam su tokiam situacijom, kur teikiant pagalbą, situacija nesikeičia, bet paslaugų gavėjai išmoksta socialinio darbuotojo kalbą ir kalba tai, ką norėtų išgirsti atvejo vadyba. Ir dėl to karts nuo karto vėl iškyla naujos senos situacijos ir vėl mes grįžtam prie to paties. Tai žodžiu, kad daug dėmesio, čia aš toks jau tradicinis atvejo vadybos procesas, kur turbūt kokioj šalyje jis bebūtų, kokioj situacijai bebūtų, bet jis yra tradicinis ir čia tas yra šabloniškas veikimas, kad identifikuojama, pirmas žingsnis yra identifikuojama situacija, kurioje galimai yra vaiko teisų pažeidimai, antras žingsnis įvertinamas, kokia yra situacija, jeigu situacija, kur matoma, kad šeima gali būti spręsti situaciją savarankiškai, yra suteikiamos bendrosios paslaugos, toliau pagalba neteikiama. Ir tada trečias žingsnis yra klausimas, kuris visada keliamas ir kuris yra visada svarbus. Ir galvoju, šitoje skaidrėje norisi pabrėžti, kad nors procesas yra šabloniškas, bet visada džiugu girdėti, taip labai džiaugiuosi girdėdama, kad dirbtinis intelektas atvejo vadybininko tikrai nepakeis, nes svarbu, kad jisai kartais iš nuovargio daro standartinius pagalbos procesus. Tai tas trečias žingsnis padaro socialinį darbuotoją žmogumi, kur reikia žmogaus, jo matymo, jo pajautimo, empatijos, supratimo, suvokimo, suderinimo. Ir dėja dirbtinis intelektas to negali padaryti vietoj žmogaus. Ir čia yra unikalu ir svarbu šitą atkreipti, ir svarbu šitą išlaikyti. Ketvirtame žingsnyje, aišku, plano įgyvendinimas. Čia irgi klausimas, kokie resursai bendruomenė yra. Ir aišku, stebėjimas, įvertinimas ir užbaigimas. Toks, sakyčiau, labai, labai aiškus, lyg taip schematiškai nupieštas, bet galvoju, kad kai kuriuose, dabar bandysiu grįžti prie to atvejo vadybos proceso ir bandysiu nesikartoti.
nes jau daugelį temų kolegės prieš tai buvusios aptarė. Tai žodžiu, kad tas problemos identifikavimas yra labai svarbus ir svarbus tuo, kad dažniausiai atvejo vadyba ateina iš situacijos tos, kurios yra netipinės, tos, kurios nepriklauso pirminiai prevencijai, pavyzdžiui, ten staiga pasikeitė, tai vis tiek aplinka bendruomenė, kuri apsprendžia, kur reikalinga pagalba, kur ne, normalizuoja daugeliu situacijų, kurios yra visiems bendros arba visoms šeimoms būdingos, tai į jas turbūt ir nekreips atvejo vadybos procesą, nebent turėsit, kaip ir 2018 metais sakėm, turėsit labai mielą, šeima turės labai mielą tokią kaimynę, kuris sugalvos pakankinti ir tada kankina visą sistemą ir ieškom problemos ir bandom identifikuoti to, ko nėra. Ir čia vat yra svarbu turbūt įvardinti tai, kad atvejo vadybininkas ir yra tas žmogus, kuris ir tiek vaikų teisų specialistas, tiek atvejo vadybos specialistai, jie yra tie žmonės, kurie įvardina, ar yra problema, ar kaip jie supranta situaciją, ar jie turi išteklių ir suvokimo, kaip ją spręsti, ar sąmoningai siekia, ar problema yra pernelyg sudėtinga tam, kad tai liktų savarankiškam sprendimui. Prievartiniai klientai tai dažniausiai yra tie, kurie priešinasi pagalbos procesui. Ir manau, kad atvejo vadybininkai, tie dirbantis atvejo vadybininkai tikrai pastebi, kad tai yra viena dominuojančių paslaugų gavėjų grupių. Bet klausimas dažniausiai, kuris keliamas, ar prievartinis klientas tampa prievartiniu dėl to, kad jis priešinasi apskritai saugo savo autonomiją šeimos ir bando jos neišviešinti arba kažkaip atrasti barjerus, ar prievartiniai tampa dėl to, kad jie nemato problemų ir ne tai, kad problemų jie nemato apskritai vaiko. Ir tada klausimas yra, kas juos nuvedė, kaip jiems kalba, kokios yra problemos. Ir dažniausiai, kiek mano patirtis rodo, aišku, galbūt džiaugčiausi, jeigu būtų kitaip, jeigu ta karjera paslaugų gavėjų yra labai ilga, yra labai sunku megzti geranorišką santykį, o kadangi atvejo vadybos procese problemos identifikavimui ir pagalbos planų sudarimui laiko duota labai mažai, tikrai reikalauja didelio ekspertiškumo, tai vat atpažinti, kokios yra problemos ir kiek yra kalbama kitų institucijų ar kitų specialistų kalba ir kiek žmogus asmeniškai supranta ir suvokia, kas atsitiko su ta situacija ir ką reikėtų daryti. Tai vienas iš klausimų, aišku, kas žinoti, kas ir kodėl atvedė kaip paslaugų gavėja, ar tai yra vidiniai konfliktai su aplinka, ar tai vis tik tai vaiko tam tikros elgesio problemos, kurio pagalba jisai šaukėsi problemos. Ir kitas dalykas, kas man tiesiog irgi labai svarbu, tai kad vis atsimenu savo profesorių, kuris sakydavo, kad socialinis darbas yra darbas su paslaptimi, nes žmonės šneka tą, ką norėtų išgirsti, arba tai, kaip norėtų būti suprasti. Ir ekspertizė yra čia didžioji atvejo vadybos, tame, kad matyti plačiau, geranoriškai žinoma, matant vaiką ir matant aisbergo viršūnę, pamatyti, kas yra po ja. Ir čia yra tas atvejo vadybos kompetencijos klausimas, kaip matyti, nes duomenys gali būti fragmentiški, duomenys gali sutapti, kiekvienas savo situaciją suvokia taip, kaip jisai suvokia. Turbūt visi gerai žinote, nori pakeisti situaciją, pakeisti požiūrį, bet jeigu krizė užsisenėjus ir tai tapus, pavyzdžiui, gyvenimo būdu, tau neišeina matyti, keisti perspektyvos, jeigu turi negalią
ar dar kažkokių finansinių ir ekonominių sunkumų, tas dar labiau apsunkina. Sistemos turi savo interesus. Čia, man atrodo, ta dalis, kuri turbūt labiausiai sudegina atvejo vadybininkus, abejingumas, ir įstaigos turi savo tokius, egoizmą, kur bando turėti tik tai tą lengvą, paprastą, lengvai sprendžiamą situaciją. Ir labai džiugu, tarkim, dalyvaujant tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorės organizuojamuose susitikimuose, kai matai įstaigų geranoriškumą ir norą dalyvauti ir prisidėti prie vaiko geriausio intereso, tai tada ir procesas lengvesnis, ir motyvacija geresnė. Ir atvejo vadybininko vis tiek darbas bus tas suderinti visus tam, kad atsirastų bendras vienas tikslas. Ir tai nėra taip būtent paprasta, ir tai nėra standartiška, dėl to, kad popieriuje gali atsirasti vienas pagalbos planas, bet tas procesas jisai turi daug įvairiausių interesų, istorijų ir taip toliau. Galvoju, čia bandau pridėti tai, kad nustatant problemą, kur ir atsiranda, kad kaip stresą ar traumą atspindintis reiškinys ir labai jausis, kur yra visada ir studentams, ir supervizijose sakau, kad ir savo sakau dažnai, kaip konsultuoju, kad kaltė ir gėda yra patys neproduktyviausi jausmai ir patirtis, ir dėl to pagalba, nustatant problemą, jie daug ką blokuoja ir ją sudėtinga pamatyti. Ir klausimas yra dažniausiai matyti, kaip į saugumą, kaip sukurti tą palankią aplinką tam, kad toje situacijoje visi gerai jaustųsi, tiek vaikai, tiek suaugę žmonės. Antras etapas, kuris irgi yra svarbus, sudarant ir ką atkreipia dėmesį autoriai, tai yra problemos sunkumo identifikavimas. Būtų labai paprasta, jeigu šeimos situacijos, kurios ateina iki atvejo vadybos, būtų tokios paprastos, lengvai išsprendžiamos, konsultuojamos, bet šeimą sudaro bent jau 2 žmonės, turintys savo tą požiūrį. Jeigu pasižiūrėtumėm organizacijas, tai žmonių dar daugiau. Ir tada tas klausimas yra, kiek sudėtingai ir kiek kompleksiškai mes matom. Tai vat tame aisberge, kur didžiausias sunkumas yra, tai kad pagalba gali būti ne apie tuos, kas matoma, bet apie tuos, kas nematoma. Ir dėl to, kaip išmatuoti yra sunku įsitikinimus, požiūris ir vertybės, tai mes matuojame, pavyzdžiui, šaldytuvo turinį. Ir kartais pakeisti, esu turėjus tokį, atsimenu, pati išgyvenau tokią situaciją, kur buvo pagalbos plane, buvo parašyta, kad vaikai iškeliami dėl nesaugios aplinkos iš šeimos, o mama laukia, o mamai pagalbos plane buvo parašyta susitvarkyti buitį, užsiregistruoti užimtumo tarnybą ir dar kažkas. Tai moteris nusipirko šaldytuvą, užsiregistravo užimtumo tarnybą ir atsisėdus ant suoliuko laukia, kada grąžins vaikus. Tai aš manau, kad daug kur socialiniai atvejo vadybininkai susiduria su tuo, kad kaip ir kiek ir kaip pateikti žmonėms pagalbos planą, kad jie suvoktų turimos problemos kompleksiškumą, nes dažniausiai žmonės šeimos tam, kad problemas įveiktų, jie jas supaprastina iki įveikiamų ir daugelio dalykų tiesiog nemato. Tai todėl ir atvejo vadybininko užduotis, tavo kompleksiją arba sudėtingumą, tą matymas sudėti į paprastą pagalbos planą. Šitą skaidrę aš labai norėjau dėti, vertinant tai, jinai tokia čia pagražinta, bet gyvenime tokia graži, kad paprastai pagalbos
šeimos situacija gali būti kompleksinė, labai sudėtinga vaikams išgyventi ir ta sudėtinga situacija iššaukia vaikų skirtingą elgesį. Ir kas ko gero sudėtinga ir kartais įdomu, yra tai, kad pagalbos šaukiasi visi vaikai, bet gauna tai vaikas tas, kuris, galvoju, čia atpirkimo ožys, tas, kuris demonstruoja savo visų elgesių aplinkai, kad yra negerai ir tada aplinka reaguoja. Bet visi kiti vaidmenys irgi gali rodyti sunkumą, kompleksiškumą ir sudėtingumą, nes vaikai skirtingai reaguoja į tas kompleksinės situacijas ir daugeliu atveju tiesiog nepastebi. Galvoju, iš tokių visą laiką rodot ir prisimenu tą situaciją, kai pati vadovavau vaikų dienos centrui ir ateidavo vaikai į tą dienos centrą ir tų probleminių vaikų, kurie prišaukdavo vaikų teisės ir socialinius darbuotojus iš šeimos, buvo apie 25%. Kita dalis vaikų nekeldavo problemų, nes jie arba būdavo nematomi, arba tapdavo šeimos talismanais ir jų elgesys būdavo labiau adaptyvus ir lyg nekeldavo tam tikrų problemų nei šeimai, nei aplinkai. Tai vat klausimas yra, ką vertinama, kas iššaukia problemą, ar pamatom vaikus, nes prieš tai kalbėjo Veneta ir sakė apie darbo krūvį. Aš visada sakiau, kad požiūris į vaiko apsaugą turėtų būti šiek tiek kitoks, ne atvejis nėra šeima, atvejis yra vaikas ir jo situacija, ir tada šeimoje pasimatytų ir tie vaikai, kurie klausimas, ar jie adaptuojasi, ar jie prisitaiko prie tos situacijos, bet jie tiesiog aplinkai demonstruoja kitą situaciją. Tai vat galvoju, šičia labai stipriai neliksiu, nes įtariu, kad jau viršijau savo kompetenciją, dar ne. Tai vat tema yra, kad kiek tas šeimos situacija sustabdo vaiko raidą, turbūt tuo situacijų, ką atveju vadybininkai ir socialiniai darbuotojai sutinka, pamato, ypatingai tose situacijose, kuriuose nenorėtų niekada turbūt patekti, kur turbūt nei didžiausiuose siaubo filmuose kartais nepamatysi. Ir tai yra tos sudėtingiausios situacijos, kur reikia veikti ir įvertinti situacijas kaip tas, kurios yra grėsmingos. Ir tada klausimas yra, bet kokiu atveju, kaip užtikrinti vaiko saugumą, stabilumą ir kad ta raida, nes bet kuris smurto forma sutrikdo vaiko raidą, kelia iššūkius, kuriuos dabar vaikas, o vėliau suaugęs turės iššūkių, bet tai yra irgi svarbi atvejo vadybos dalis. Čia palikau nustatyti hipotezę. Ką galvoju šitoje vietoje norėčiau pabrėžti, kas yra svarbu, kalbant apie pagalbos plano sudarymą ir jo įgyvendinimą, tai kad turim numanyti, arba kaip ten geras proceso valdytojas turi matyti, kaip jisai įsivaizduoja, koks procesas turėtų būti, kokį rezultatą mes turėtume siekti ir kas yra įmanoma ir kas yra neįmanoma. Ir dažnai sakys, kad socialinis darbuotojas turi neturėti išankstinės nuostatos, bet profesionalumas reikalauja vis tiek matyti, kiek laiko truks, įvertinant šeimos situaciją, ko reikia ir kaip reikia, kad ta situacija stabilizuotųsi tiek, kad šeima gebėtų savarankiškai spręsti problemas ir kiek aplinkoje yra resursų, kurie pajėgų suteikti pagalbą konkrečiai situacijai. Tai yra klausimas apie kūrybiškumą, fantaziją, galvojimą platesnėme lygmenyje, neliekam tame standarte ir tame toje įprastoje eigoje. Ir kitas klausimas, ką aš čia turbūt tik vieną paklausiu, tai yra kartais iš savo patirties vaikai turi labai sudėtingus elgesio sutrikimus
ir bandai stebėti ir žiūrėti, kas su juo vyksta. Tai man visada klausimas yra, kas su tuo, kaip su tuo vaiku elgiamasi, kad jam atsiranda toks elgesys, toks įveikos būdas, toks santykis. Ir tada mano klausimas, kaip padėti tėvams tapti savo geriausią versiją arba tapti geresniais tėvais, nes tas asmuo ir tas žmogus, bet kokiu atveju yra pats svarbiausias. Daug buvo kalbama šiandien apie tikslų nustatymą, tai aš nenorėčiau dar kartotis, tai galvoju, kad šiek tiek greičiau praeisiu ir aišku, tas aiškiai apibrėžtą laukiamą rezultatą pagalbos planas dažniausiai sudaromas ne atvejo vadybai, o šeimai. Tai koks jisai turėtų būti ir į ką būtų svarbu atkreipti dėmesį. Kitas dalykas, kad kurdami saugiai ir vaikui palankę aplinką mes bendradarbiaujame su tėvais ir vaikams tikrai neturi būti atsakomybė gerinti tėvų tarpusavio santykius ir bandyti kažkaip atrasti save tose konfliktuose arba tose emociniam apleistume. Jis nėra pagrindinis. Tai va čia yra klausimas, kaip apsaugoti vaiką nuo suaugusiųjų manipuliacijų. Tai bandoma pasinaudoti. Aš manau, kad atveju vadybininkai labai dažnai saugo nuo institucinio interesų dominavimo ir sprendimai, kurių pagalba nenorima padėti vaikui, bet norima greičiau atsikratyti situaciją ir tai labai yra sveika ir labai svarbi. Galvoju, čia yra, dabar aš greitai pradėsiu, ar ne? Ko gero, pagalbos plano sudarimo metu čia yra didelė svarba ir didelis klausimas yra tai, kad pagalbos planą sudarant ir prieš susitikimo organizavimą yra labai svarbu, kad tiek atvejo vadybininkas, tiek socialinis darbuotojas, tiek visos įstaigos, kurios yra susijusios, jos turėtų bendrą viziją. Ir kad paslaugų gavėjas nebūtų tas, kuris dalyvauja konfliktuose ar kažkokiose situacijose, kuriuose vienas kažkas ateina pasiruošęs, o kitas tiesiog pasėdi situacijoje arba susirinkime. Tai va čia yra, kad pagalbos sudarimo plane klausimas yra apie bendradarbiavimą, savo organizacijos tam tikrą atstovavimą, kiek yra pasiruošta, ką reikėtų tobulinti ir ką reikėtų atkreipti dėmesį. Ir galvoju dar keletą tiesiog pagalbos plano sudarimo metu, kad trauma jautri, tai kaip nesukelti traumų. Čia, manau, yra labai svarbu veiksmų, kad suderintas grafikas būtų, kad specialistai nesikeistų, kad informuotumas būtų, kas irgi yra labai svarbu, kad paslaugų seka būtų nuspėjama, kad būtų vaikas matomas, kaip jisai reaguoja į specialistus ir kad nebūtų kuo mažiau grėsmių ir sudėtingų situacijų. Ir galvoju ir šiek tiek bandant atkreipti dėmesį į tai, kad atvejo vadybos procese kyla iššūkių pagalbos procesą sudarant. Viena iš priežasčių yra atvejo vadybininkai, galvoju, yra ta žmonių grupė, kur labai dažnai perdega ne nuo tiesioginio kontakto su paslaugų gavėju, bet nuo to, kad įstaigos netampa veiksnios. Tai kas atsitinka su tikslais ir kaip jie pradeda atrodyti tada, kai atvejo vadybininkas praranda viltį, nors aš sakau, socialinis darbuotojas yra paskutinis, kuris viltį praranda. Ir tie pavyzdžiai, kurie čia išvardinti, yra tas klausimas, yra kas atsitinka su tais atvejo vadybos procesais ar tikslais, kad jie pasidaro šabloniški, patys neįdomus, atvejo vadybininkai pradeda nebetikėti pokyčiais, ar kad situacijos, kurias jie mato kaip grėsmingas mato ir kitos institucijos. Tai va čia yra klausimas, kokios to atvejo vadybininko perdegimo pasekmės, jos galbūt akivaizdžios,
Ir vienas turbūt iš labai svarbių dalykų yra tiesiog matymas to tokio nusivylimo ir jo, kaip čia, verbalizavimas, taip sakyčiau, ieškojimas kitų būdų, kurie būtų svarbus. Ir atkreipimas dėmesį, kad ne visais atvejais mes būsime tie, kuriems pavyksta sėkmingai užbaigti, sėkmingai padaryti pokyčius tokius, kokių mes norėtumėm, nes dalis paslaugų gavėjų tikrai bus labai atsparus pokyčiai, tikrai ne visada bus tų išteklių, kurie yra reikalingi, arba nėra situacija yra tokia. Ir tas visagalystės jausmas, jisai nėra geras, bet ir klausimas yra, kaip išlaikyti profesionalumą, kur aš atsižvelgiu į individualius paslaugų gavėjų poreikius ir matau šeimos situacijas. Tai aš galvoju, užbaigsiu, nes matau, kad laiko limitus jau viršijau, tai atvejo vadyba prasmingai užbaigiama tik tada, kai aiškiai matyti, kad sprendimai yra vaikui, kad pavyksta padaryti tai, kad pokytis yra tvarus ir šeima nebegrįžta su galimais vaiko pažeidimais. Ir kad labiausiai, kas man turbūt patinka ir svarbu, tai kad suaugusiai šeimoje tampa suaugusiais, kurie geba užtikrinti vaiko saugumą, pasirūpinti jo poreikiais, kad vaikui nereikia dėmesio reikalauti skirti keistais ir save žalojančiais būdais, kad kartu su bendruomenė mes darom tai, darom kokybiškai. Ir tai nėra tik administracinė procedūra, jeigu ji tampa, tai klausimas yra apie pervargimą ir tada, kai vaiko gerovė tampa realiai labiau užtikrinta, o ne tik tai tada, kai dokumentai išpildomi. Tai aš manau, kad kiek aš pati esu sutikusi, kalbėjusi atveju vadybininkų, mažai sutikus tų, kurie tik tai daro tai mano, kad tai yra administracinė procedūra. Nes didžiausias motyvas ar motyvacija atvejo vadyba yra, kaip užtikrinti vaikų geriausią vaikystę. Tai tiek. Ačiū labai, Julija, už pranešimą, už tai, kad padėjot mums nepamesti ir prisiminti dar kartą, kad centrinė figūra atvejo vadybos procese išties yra vaikas ir labai svarbu organizuoti procesą ir atspirties taškų turėti vaiką. Ir tikrai turim labai daug klausimų ir tai dar kartą rodo, kad yra apie ką kalbėtis ir praktikai tikrai turi daugybę klausimų ir nori įžvalgų ir patarimų, galimai ir receptų. Tai pereikim prie klausimų, nekantrauju juos užduoti. Tai kokie rodikliai ir kriterijai padeda objektyviai įvertinti, kas konkrečiu atveju yra geriausia vaikui? Aš manau, kad kriterijų nebus. Ir nes klausimas yra nuo situacijos, nuo individualumo. Ir galvoju, kad ko gero socialiniam darbe yra tas sudėtingumas ir atvejo vadyba, kad tu nežinai niekada, kas yra geriausia, o sužinai, kai jau pasibaigia. Tai galvoju, kad tie objektyvūs kriterijai atrasti tos objektyvus kriterijus visoms situacijoms yra iš tiesų sudėtinga. Ir kaip čia. Dėl to socialiniai darbuotojai yra su aukštu išsilavinimu, kad gebėtų pamatyti kiekvieną tą situaciją individualiai. Nes manyčiau, kaip ir diagnozės, taip ir receptai socialiniam darbe yra labai pavojingi. Nes jie tiesiog užgožia ir girdėjimą, ir suvokimą, ir tą tokį atsargumą, nes atsargumas, manau, irgi yra labai svarbi savybė, kaip padėti nepakentant. Nes kiek teko dabar ruoštis paskaitai šitai, tai visose atvejo vadybos vadovėliuose yra vienas iš pagrindinių principų, yra kaip padėti nepakenkiant. Tai ir bijoti reikia iš jo kalbų, aišku. Ačiū, Julija. Kitas klausimas. Kaip spręsti situacijas, kai vaiko nuomonė skiriasi nuo specialistų vertinimo? Man labai patiko vienas toks, kad vaiko nuomonė yra nuomonė, o ne sprendimas. Ir čia klausimas yra tas iššūkis atvejo vadybai, geriausias vaiko interesas.
Ir tada aš manyčiau, kad žiūrint, aišku, nuo vaiko amžiaus, kokia jo situacija, koks jos, taip negražiai sakysiu, taip liaudiškai traumos lygmuo, nes vaikas, aišku, turi didelius lojalumo klausimus, nes jisai myli abudu tėvus, jie abudu ją reikalingi ir klausimai gali būti įvairūs. Ir jeigu vaikas, prasme, visada su paaugliu situacija gali būti skirtinga ir vėlgi tas ieškoti bendrų sprendimų. Ir jeigu bus padaroma per prievartą, nes prievarta yra traumos dalis, tai aišku, tai pasekmės bus sudėtingos. Tai čia sakyčiau, mano atsakymas turbūt būtų specialistų kompetencija įtraukti vaiką ir ieškoti bendrų sprendimų, o ne priimti vaiko sprendimų kaip jam nuosprendžių. Jį šiek tiek geriau, aš tai kartais sakau, kad kartais geriau, kad jis ant manęs pyktų, kaip ant blogos specialistas, negu aš stebėčiau, kaip jis toliau save žaloja. Tai va čia yra turbūt atsakymas. Dėkui. Toliau klausimai. Kaip įvairių sričių specialistai gali nuosekliai taikyti vienodus vaiko interesų vertinimo principus, kai jų profesiniai standartai ar organizaciniai reikalavimai skiriasi? Ir kokie įrankiai padėtų sukurti bendrą vertinimo kultūrą? Tai vėl receptų noras. Galvoju, noras. Ką aš pati esu pastebėjus, kad šiaip rasti bendrą kalbą yra labai sudėtinga, nes mes kartais tos pačius dalykus vadinam skirtingus, tais pačiais vardais vadinam skirtingus dalykus. Ir gera komanda yra ta, kuri geba išsiaiškinti, kas ką pavyzdžiui, tuo pačiu žodžiu įgalinimas, turėjau manį, arba vaiko savarankiškumas, arba čia komandos dalis, ne kaip ten dalintis patirtimi, o ne atstovauti savo nuomonę. Tai va čia yra, ir galvoju, čia aišku, galbūt ne visai bus mano tema, galvoju, aš labai didžiuojuosi būdama supervizorė, nes kažkada Vokietija atrado, kad labai geras specialistas yra socialinis darbuotojas, nes jisai geba prisiderinti prie visų ir visokiausių situacijų. Tai kai mes su broliu kalbėjom, kuris medicinoje dirbo, kas bus atvejo vadybininkas, tai aš sakiau, aš esu įsitikinus, kad galiausiai tai bus socialinis darbuotojas, kuris geba išgirsti visus, įtraukti visus ir suderinti nuomonės. Tai čia manau, kad atvejo vadybininkui yra labai sunku ir sudėtinga, bet tai yra jo kompetencijos dalis. Ir kad nebus tam toks, kur, žinot, svajonių planas, kaip ten aš sakau, svajonių darbas yra po mirties rojuje, tai čia irgi tas bendradarbiavimas bus atradimas bendrų taškų ir tie skirtumai galbūt ir yra tas, kas mus šiek tiek išskiria, bet ir kažkiek ir praturtina. Kitas klausimas į pagalbą profesionalams, tiem, kurie dirba su šeima, kaip atpažinti, kada žmogus dar nėra pasiruošęs priimti pagalbos planą ir kaip tuomet elgtis reikėtų? Nežinau. Kaip atpažinti ar pasiruošęs, aš galvoju, yra ten, kaip bandau įsivaizduoti konkrečias situacijas, nes kartais atrodo, kad geranoriškumas tai yra būdas bendradarbiauti. Bet aš galvoju, kad geranoriškumas gali būti mandagumas, kuris, man atrodo, daugeliu socialinių darbuotojų yra atpažįstamas, kad jis nusišypso, pažada, kad padarys ir niekada nenueina. Tai tikrai nebus tas planas. Aš tai sakyčiau, kad žmogus pasiruošęs pabaigai tada, kai jisai daro pastangas dėl savęs, kad situacija gerėtų, kad galbūt tas baimė pokyčio yra natūrali, nes kai tu atsirandi naujoje situacijoje, tu nežinai, kaip elgtis joje, nes tu žinai, kaip elgtis senoje situacijoje, bet ta pastanga, kad ir kuri baigėsi nebūtinai sėkmingai, ir yra tas požymis, man atrodo, kad žmogus deda pastangas, kaip socialinio darbuotojo atpažįstu kartais, kad mes patys daug greičiau, daug paprasčiau, veiksmingiau padarytumėm daug veiksmų, bet yra gyvenimas, yra situacija, yra jų tėvų pačių trauminės patirtis, kurios apriboja tam tikras veikimo galimybės. Tai mano, sakyčiau, kad pastangos keistis yra tas,
nes mūsų tikslas kaip atveju vadybininkų yra savarankiškumas. Savarankiškai atpažinti problemas, jas spręsti, pasitelkti. Tai vat, jeigu aš stengiuosi dėl savęs, tai jau yra pirmas požymis. Dėkui. Kaip padėti klientui prisimti atsakomybę už savo netinkamą elgesį ir suprasti jo pasekmes? Kodėl aš juokauju, aišku. Čia klausimas, aš taip paprastai, pati kada dirbu, tai įtikinėjimas dažniausiai kelia pasipriešinimą, tai jūs niekada nepasieksite to, ko norite. Tai klausimas yra, kaip tas pasiekmes patį žmogų veikia, nes dažniausiai tuo, kaip čia būti autoritariniu, už viską atsakingu, griežtų tėvų, kuris čia pas mus dažniausiai yra sudėtinga. Ir tas nematymas yra klausimas ir apie ką jisai. Ar nenoras tapti blogu žmogum prieš save. Ta prasme, sprendimų turbūt nėra, tai yra tas motyvavimo darbas ilgas. Ir galvoju, tikrai buvo pas jus tokių mokymų, kaip dirbti su prievartiniais klientais. Ir sakyčiau, kad čia irgi yra tam tikra grupė žmonių, kur procesas tikrai nebus galbūt lengvas, geranoriškas ir tiksai ilgalaikis, bet būdų ieškoti yra įmanoma, bet įtikinėjimas tikrai nepadės. Dalyviai nori sužinoti jūsų nuomonę, kokių kompetencijų labiausiai trūksta specialistams Lietuvoje? Vertinimai. Aš manau, kad kokybiškai vertinti situaciją aš dabar neatsimenu, žinau, kad tikrai per labai trumpą laiką atveju vadybininkams reikia. Užsikabinam už paviršiuje esančių situacijų arba už paviršinio elgesio ir tada pagal jį bandoma daryti pagalbos planą, o situacija sudėtingesnė, gilesnė. Tai vat, sakyčiau, kad bet tas gebėjimas vertinti situaciją, tai yra viso gyvenimo mokymasis. Aš pati, atrodo, jau mokslų daktarė, jau viską žinau, bet visada atsiranda situacija, kur aš nežinau, kaip įvertinti, ką matyti, kaip sudaryti pagalbos planą, kuris tikrai sėkmingai ir per greitą, nes atvejo vadyboje yra duotas toks 1,5 metų laikas, kad situacija pasikeistų. Tai va čia, sakyčiau, pats didžiausias iššūkis tiek socialiniam darbuotojams, tiek atvejo vadybininkams, būtent gebėti pakankamai įvertinti ir tą vertinimą pateikti šeimoms, tam, kad jos matytų motyvą arba galimybę pagerinti. Nes čia yra kitas dalykas, aš matau, o kitas dalykas, kaip man sudaryti pagalbos planą, kuris motyvuotų paslaugų tą šeimą keistis. Ir tai yra, aš manau, kad tai yra didelis niuansas. Dėkui, Julija. Dar labai skubu kelis klausimus, tikrai jų yra didelė gausybė. Ir atvejo vadybos specialistų bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais išties yra labai betarpiškas, toks turi būti. Ir klausimas yra, o ką daryti, kai vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai į šeimos ir vaiko situaciją žvelgia biurokratiškai, remiantis tik įstatymais, o atvejo vadybininkas ir socialinis darbuotojas iš žmogiškosios perspektyvos. Natūraliai dėl to kyla konfliktas tarp specialistų, tačiau nukenčia šeima ir vaikas. Manau, kad šis konfliktas jau yra pakankamai senas tarp atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų. Ir kitas, ką seniai, kaip galvoju pačioj savo karjeros pradžioj, daug literatūros skaičiau ir daug perspėjimų buvo, kad atskirti vaiko apsaugą nuo vaiko teisų apsaugos. Nes vaiko teisės, jos yra taisyklės, yra ribos, yra situacijos, kurios gali būti vertinamos teisinė kalba, o socialinis darbuotojas yra tai žmogaus ir tos įrodyti, kad teisė yra pažeista, yra pakankamai sudėtinga. Ir aš manau, kad ta prigimtis profesijos ar situacijos gali būti skirtinga. Ir sakyčiau, kad kuo labiausiai palinkėčiau mūsų visai vaiko gerovės apsaugai, tai yra to bendradarbiavimo ir iš tiesų matyti vaiką kaip išteklių
Dėl to, kad, sakyčiau, kas man kadangi Suomijoje baigiau mokslus ir ten yra toks vienas labai svarbus principas ir kartais man atsisėdus bet kokioj socialinių paslaugų įstaigoje norisi verkti. Tai yra tai, kad kiekvienas vaikas yra vertas ir kiekvienas vaikas yra labai svarbus, vertinant tai, kad vaikų labai stipriai mažėja Lietuvoje. Ir dėl kiekvieno vaiko yra verta pasistengti. Nes jų yra tiek nedaug ir kiekvienam ir vietos užtenka, ir vaidmenų užtenka. Ir nuo to, kiek mes užsižaisime procedūrose, arba kas yra teisus, kas neteisus, kas pirmas, o kas pirmesnis, tol nukenčia, man atrodo, ir vaikai, ir pagalba. Tai va čia, sakyčiau, kad mano išvalga, kad tai turėtų būti, aš tiesų laukiu, kada mes turėsim bendrą interesą ir gebėsim kartu susėdę kalbėtis, ypatingai atveju vadybininkai su vaiko teisių apsaugos specialistais. Ir ten, kur tai pavyksta, ir darbuotojai rečiau, iš abiejų pusių, rečiau perdega ir jie jaučiasi daug veiksmingesni. Bet aš manau, kad tai ne individualaus atveju vadybininko ir vaikų teisių specialisto klausimas, tai jau daugiau politinis. Ačiū labai, gerbiama Julija, už profesionalias įžvalgas, už itin vertingą informaciją. Ačiū už profesionalias jūsų pateiktas žinias. Ir tikrai, klausant jūsų pranešimo, turėjau galimybę tikrai priartėti prie paslaugų gavėjų. Visi, kas klausėm, galėjom tiesiog pajausti tėvų ir vaikų savijautą. Tai tikrai labai pritariu, kad atvejo vadybininko ir socialinio darbuotojo savo užduotas klausimas, o kaipgi aš jausčiausi, jei pas mane ateitų atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas, kaip aš norėčiau, kad su manim bendrautų, koks bendravimas man leistų tokioje situacijoje pasijausti saugiai, padėtų užmegzti pasitikėjimų grįstą santykį tarp šeimos ir specialistų ir turbūt daug dažniau leistų turėti bent jau pradžią sėkmingą. Tai ačiū labai jums.